Labas rytas, labas rytas. Pila lietutis visą naktį. Rodo, kad iki 11 lis. Mums nebaisu po stogu. Labai bėgs vanduo. Į kurią pusę šitą nori ar tą? Labas rytas, brangieji draugai. Sveikinamės iš Albanijos. Tai aš esu Darius ir mano kolegė partnerė Jolanta. Be manęs šnekė. Naktį mes praleidome labai puikiai. Naktį lietus lijo ir turėjom vieną ČP. Naktį jau atsigulus beveik nei iš jo, nei iš to. Pyp, 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 pyp. Tokia kaip signalizacijos. Galvom kaimynai iš pradžių. Po kiek laiko vėl pyp, pyp, pyp. Pasirodo buvo krepšys apipinęs. Uždėtas ir kai tik mašina sujuda. Šokom iš lovos. Kad aš puoliau kapotą atidarinėt, galvoju, dabar naktį reikės akumą atjunginėt, kad nepipsėtų. Rytas, vienu žodžiu, šaušo labai fainas. Veiksmas vyksta, kas maudosi, kas eina pusryčiauti. Vienu žodžiu, labai toksai fainas rytas. Nupylė lietus dobrai ir vėl saulutė, šiandien rodo iki 22. Pakeliui yra keletą taškų ir varom iki sekančio kempingo, kur mūsų tas 2 paras kempingausim. Matysim. Vienu žodžiu, gerai, aš einu variklę žiūrėti, kaip ten alyvos, o tu čia pasišnekėk. Adžiaugsimi čia irgi nemniuką duosi. Biški nemniuką, nes tie kalnai biški suvalgė tiopalą. Niam, alėjuko. Tiopalą? Tiopalą biški suvalgė. Koks laidų pušis tvarko. Švino mečetėje. Vakar žiauriai ilgai ieškojom ir neradom. Čia mus tais iš jo vakar. Ne, tenais. Čia iš jo mus tais vakar klikavo Hram ASM. Negulintis policininkai, o visi drambliai. Stovintis policininkai. Tokie, kai jie eina. Šiaip ir žiedai tokie. Nežinau. Pasau, koks tuktukas. Savartynas. Nugi. Gyvena savo žmonės. Savartynas. Kas yra uždaryta? Katakombai kažkokie tai. Panijos užmiesčiai. 250 metrų. Pasukite kairėn. Užmiestinis toksai gyvenamasis. Dabar nesimato, bet pravažiavom tiesiog spygliuotos tvoros viršūnės. Nepabaigė mintį, va, turi žmonės užsidėję, šičia tai nėra su vielom, bet va, visur būna su vielom tvoros, su spygliuotom. Tam kepyklėlę, einam bulkučių. Bulkui dar... Įsipirkom 2 maišus bulkų, 4 eurus sumokėjom. Sūriai. Peniukas. Ką tu jau čia radai? Bonsirbės. Užpilamų siurbelų. Tai va šitokie, man atrodo, geriau yra tokie makaroniukai, va. Tai paimti ir tokių, nes... Kam tu tiek daug paėmė? Ir suvalgysi. Jau sustosim, bet žiūrėk, 5 šičia yra. 49. Nu, tai vieną pasiemam, dabar vieną tokią. Gerai, žiūrim, kas dar yra. 99 centai. Vieną šitą pasimti, meselės.
Ne? 60. Euras 60. Nu tikrai reikia paimti už tokią kainytę. Tai čia kainos. 3 eurai. 2 nuliukus nubraukti, ant tiek yra lengva skaičiuoti. Ar tu geriau paim, žiūrėk, 4, Keturi. 5 eurai daugiau jų. 4,79. Nu, kaip be kefirikso, kaip samoškiuks. Sitė tokia. Pasimsim. Nu jau skanumas. Ką tu sakai? Kainos mažesnės negu Lietuvoje, kai kurių tai čiut nedvigubai. Pavyzdžiui, benzinas brangesnis negu Lietuvoje. Benzinas brangesnis negu Lietuvoje, euras 70, euras 80, o dujos pigesnės ant 20 centų, 57 centai, 52 netgi matėm. Maistas tikrai irgi, kas brangiau, kas pigiau. Čia jau reikia žiūrėti. Tokių nesam valgę Lietuvoje. Kandi, dešla riebi, suvariška, tirpsta burnoj, bet irgi apsišikė, jau apsitrupinę važiuom. Nieko nebus, antrą išsitraukiau. Lemba kaip skanu. Čia tuoj vėl diržą gausi laisvintis. Sakyk, kad diržą jau skilutės išsitraukiam. Kefiriksą reikia įsitraukti. Tau duoti tą buldelę. Dabar nenoriu. Nenori. Man tai kefiriksas 9. Labai skanu. Čia jogurtas. Nu, kefyras. Nežinom, ką nusipirkom parduotuviai. Šitą gabaliuką 3 eurai. Skonis kaip žuvies. Plešėsi kaip mėsa. O kieno mėsa? Ar kupranugario? Ar kokio baiginio? Jako kokio. Neįsivaizduojam, nesusišnekėm tą moteriškai, šis Nei angliškai, ne angliškai, nei rusiškai. nu, visiškai, jinai savo, mes savo. Sakom, tiek to, vis tiek bus valgoma, ką valgom, nežinom, ką valgom. Tai navigacija, kur sunavigavo, kokiu keliu važiuoti. Ir kaip jums atrodo? Ne, sukamės atgal. Nes, ne, viskas daugiau nebesispaudžia. Tiesiog. Mašiniukas. Eina sau. Kur tau čia ant 30? Ant 20. To taško net nebuvom užsižymėję. Sustojom ir einam pasižiūrėti. Albanija tai yra musulmonų kraštas. Viena ant kitos stovi mečetės. Naujos, bet čia tokios senovinė. Uždaryta. Nu, kaminam toliau. O, koksai kelias eina. Tiesiai, tiesiai. Kokie iškišulį važiuojam, užtat jūra iš visų pusių.
savo įsikūręs. Tu načiut kelelis. Nevedu. Tik 1852 pastatyta. Degina seseliukas su kūdikėliu. Gilo? Bet paplūdimiai tai da, nu nafik. Nu bet kokie kiaulės žmonės. Einam iki bunkerio. Jolanta. Bandykim. Neaišku. Lemba, bet reikia žiūrėti gyvačių. Jau ne vieną matėm. Sučiūsi. Kas čia dabar? Šliaurė. Šliuorit. Ko kopijuoji samaškinį? Kai juokingai. Čia tai yra. Koks dumbulis įdomus. Bet tai jo, papa, kiek šiukšlių. Ką? Kas juose buvo? Nieko nerašo. Uždaryti buvo. Matai, bet kažkas buvo padėta, bačka kažkokia tai. Vieta stulbinanti, bet stulbinanti dvejopai savo grožiu ir šiukšlynu. Ta prasme, nu, neina suprasti, kaip paimti ir šiukšlinti tokį gamtos grožį. Nepravažiuojami, jeigu važiuoti su mašina. Ką didžioji dalis ir rašo, kad Albanijoje iki pažiūrėti iki krioklių ar tam tikrų vietų yra kelias praktiškai nepravažiuojamas. Pušku, pušku.
Dariau. Atsargiai, čia gali būti. Gali būti. Dabar mano žmona padarys kasytėm dingau. Jis sakė, kad aš nesiekčiau už paskos ir nefilmuočiau. Dabar jinai darys kasytėm dingau. Bus bekasė. Reikia tokiais vaiti. Takeliais. Tikrai einam. Nežinau. Dariau, einam. Einam. Jo, papakas. Nu ką, lendam į tas tankumynės. Esmė tokia, kad kokia neišlystų. Nu ką, einam. Nenoriu džiunglės, nenoriu. Tu žiūrėk po kojom kokios gyvatės, kad nebūtų. Pasakyčiau. Ne mes vieni, čia vienintelis kelias toksai yra. Nusileisti. Lemba, nebėra laiptų, baigęs laiptai. O, nulipau. Pareina. Reikia eiti keliukų, nes kitur vagrinai koja padėjo, nusmuko koja. Eini? Ką? Eini iš paskos. Hello. Oh my God. O dieve, o dievai. Tik tai ant stabdžio ir... Atsargiai yra sulūžę. Matau. Ne. Tai tenais jie ant viršaus pasižiūrėti krantą tarlysą. Pasakau, dabar įjung kamerą. Įjungta jinai. A, įjungta? Nu taip. Palauk. Nu, ką darėme, siekime. Ir pasiekėme. Atsargiai. Beveik. Pilį. Kiek ruins. Raudonės pilis. Eik tu raudonis. Ne raudonis, rando. Paskaityk. Nusileidom. Nusileidom. Ir nusileidom. Kajala, raudonė pilis. Sakiau, ko ne raudonės pilis su šiukšlynais. Eik tu, načert. Oi, blemba. Natural. Okay. Ai, sužvėjoja.
O Jėzus. Šiaip čia gal sunešė jūrą. Čia negali, kad žmonės ateitų ir suneštų va šitaip. Oi, čia netvirtau. Biški taip. Pasiekėm, ką norėjom. Ten dar galima eiti į patį pačiausią, bet nežinau, ar verta tokiais eiti, kad lyžbų pliusiuką užsidėti. Tai nebuvo mūsų tikslas. Mūsų tikslas buvo ateiti iki tos pilies. Mes džiaugiamės tai padarę ir lauksime jūsų įvertinimo. Baugu čia eiti. Filmuoti. Nusipirkti mečetę, išsikapoti šituos krūmus. Kažkaip nejauku, reiks apsitikrinti, paskui neturėtų kokių čia erkių būti. Šiaip turėtų būti įmanoma apeiti, bet ar reikia? Va šita pilis. Kažkas. O čia ta įlanka, kur pilna šiukšlių. Jo, papa. Так, visi paplūdimys. O kokia vilikė. Grand Palacas. Oi. Tai yra kempingas. Nu, varom, Pasukite žiūrim. dešinėn. Važiuojam link kempingo. Blemba, kaip pavargom, kaip miego norisi. Aš jau sėdžiu jau va tokia visiškai. Kaip tu Dariau, laikaisi? Nu, tai abudu kaip Simpsonai, važiuojame taip galvom linguojam. Smilgos, aš nežinau kokio čia aukščio tos smilgos. O lele. 3 metrų aukščio neįsivaizduoju. Amer, sukam kairien. Yeah. Bridge di mare, impianto elettricità e internet, unten douche toilette, per signora, douche toilette moderne. Allora, bar, ristorante. Yeah. Hier reception, finish tutti la route, hier, Yeah. entra per beach e links. Douche toilette. See. Douche toilette, vrouw de man. See. Okay. Monsieur e signora. Number. C'è number, c'è lei a place, c'è posizione. Ar jūs ką tu gavai dovanų? Gracias muchas. Brava. Hey, drive 3,000 kilometers. Sì. Poland, Hungary, Serbia, Montenegro, Brava. and for you. Brava. Mille grazie. Mille grazie. Okay. Gavai. Bulka, jos kepta. Sako, tu labai patikai. Labą dieną. Labą dieną. Kur atvykote? Jeigu nori, galim prie jūros, tenais va švis. Atvažiavom. Viskas. Čilautas. 2 dienelėm. Tu jau viską žinai, čia papasakok, čia jau važinėjasi su Mapsu, aptarėjai su Italija šeimininkė, tai tu pasakok. Restoranas yra nueiti į salą, ten tualetas vienas, ten tualetas kitas. Ten tiltukas. Oisim, kas čia tokia, niekaip nesuprantu. Tu pirmas ragauk. Nei žuvis, nei mėsa. Kažkanu. Čia kas yra? Ai, puodas bėga. Vakarienė verda, bulvės verda.
Palauk, pirmą Kas? pasakyk, kas čia yra. Kas, pamatysi. Greitai manęs bėga. Viskas man. Tas saldus, Nenoriu saldaus. Galėsim vienas valgyti. Reikia iškepti. Nu ir kaip tau mielasis kempingiukas, va, palydėti saulę. Vaizdas 10 iš 10. Vaizdas 12 iš 10. 12 iš 10. Kokybė, 4 iš 10. Nu, ta prasme, Elektra kažką. yra, tulikas toliausiai, dušas toliausiai, virtuvė. Virtuvės net nėra, aš neįsivaizduoju, arba mes nerandam. Šaldytuvo nėra. Vėjas, labai didelis vėjas, nors dabar 20 laipsnių, bet vėjas. O šiaip tai mes tiesiog kempingaujam. Kaip ir sakėm, jokių viešbutukų, viskas, mes toliau kempingaujam. Vakarienė, sotus pilviukas, parodyk pilviuką. Oi, sočiai. Net neįveikiu. Mano dar yra kokie šmikevičiai, Uselambija. Šiandien pavargė, aš baisiausiai susinervinusi, nes miškai nori ir tuliko nerandi, tai... O dabar aš papasakosiu, galima išėjo žmona tuliko ieškoti. Grįžta čia Ir neapsiverkusi, susibiesinusi visą. Jėzau, mane pavežti norėjo, mane čia kabino. Ajajai. Jau tikrai būčiau neverkus, jeigu kabintų. O tai ko tada, kad nevežė, neįsivežė? Kad nieko nežinai, nei kas, nei kur, nei kodėl, nei su kuo. Gerai, nesvarbu. Čia matyt bus, kas lieka už kadro. Ate. Radai. Reik viską čiupinėti, krapštinėti. Einam pasižiūrėti. Ką? Einam pasižiūrėti, kas ant to tilto gera. Ne, tik juda, normaliai laikosi. Dar vieno reikia adrenalino dariau, ne? Kas jau? Bijai? Oi, ačiū, kad palaikėjai. Nu, einam. Iki galo. Be atitvarų. 4. Eik, tu nešioji čia blemba, da įneš, įmes į krantą. Jau nebent keliais 4. Ne. Ta štormas kyla, jo mane nešioja stovint.